kiekviena tremtis yra individuali. Jisai individualiai viską iškenčia ir individualią patirtį išsivežė iš lagerio. Vienas dalykas yra tik tai vienodas visiems tremtiniams ar kaliniams. Lagerį arba tremtį tu nešioji kaip savo kuprą ant pečių. Lageris, ta tremtis, tave lydi amžinai. Jinai viduje, jinai tau ant sprando, tu per ją eini, kartais pasitikrindamas, tarsi save matydamas gulinti ant gultų ir klausinėjantį pats savęs. Kaip padaryčiau vat tokio ar šiokiu atveju? Didžiulio susidomėjimo sulaukęs tytuvėniškio Vlado Kalvaičio novelių romanas Sustiprinto režimo barakas išgyvena knygos kelią į skaitytojų širdis. Tai lauktos ir pasilgtos knygos atėjimas, išskiriantis ją iš kitų autorių knygų apie Sibiro tremtį ir skaudžius išgyvenimus. Birželio 6-ąją jos autorius vainikuotas Žemaitės premija. Į buvusį Užvenčio dvaro malūną, kurio pastatą ir aplinką rūpestingai puoselėja dabartiniai savininkai Knyzeliai, atvyko autorius Lietuvos rašytojų sąjungos narys Vladas Kalvaitis, profesorė Viktorija Daujotytė, Nemuno redaktorius Viktoras Rudžianskas ir visa svita gerbėjų, norėjusių pasidžiaugti, jog Žemaitės premija teikiama jos vertam Kelmės krašto kūrėjui. Tiems, kurie buvo ten ir liko, tiems, kurie buvo ten ir grįžo, tiems, kurie nebuvo, kad niekada ten nebūtų. Tokia dedikacija pasitinka skaitytoje atskleidus pirmuosius SRB puslapius, vėliau patvirtinančius šios dedikacijos prasmingumą. Ačiū už išsaugotą ir ateities kartoms perduotą istorinę atmintį, turtingą literatūros kūrinį, dėkojo Kelmės rajono savivaldybės atstovai, perrėždami autorių vardinę Žemaitės literatūrinės premijos laureato juostą. 18-metis Vladas Kalvaitis už pogrindinę patriotinę veiklą patekęs į Intos lagerį, į tremtį Algatujuje, yra minėjęs: mūsų šeimoje yra 11 patyrusių tremtį ir kalėjimus, lageryje sėdėjusių 16 metų, tremtyje išbuvusių 84 metus, vienas nuteistas rusų tribunolo, sušaudytas, kapas nežinomas, 5 jau mirė. Ši statistika paaiškina autoriaus poreikį išsakyti, kas gulėjo atmintyje, skaudėjo širdyje, ragino pasidalyti su kitais. Visą gyvenimą neblėstantys patyrimai susirėdė 2 knygose – Svečias iš Magadano ir Sustiprinto režimo barakas. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Žemaitės premija šiemet paskirta Vladui Kalvaičiui, sakė profesorė Viktorija Daujotytė, kviesdama visus įsigilinti, kokioje prasmingoje vietoje ši premija teikiama. Nes Užventis mena Žemaitę, Marija Pečkauskaitė Šatrijos raganą, Povilą Višinskį. Kai premijos skiriamos savo vietos žmonėms, yra sustiprinamas tos vietos reikšmingumas ir gilumas. Ieškodama Žemaitės ir Vlado Kalvaičio kūrybos analogijų, profesorė sakė, jog juos vienyje kito žmogaus gyvenimo, kančios, kentėjimo nuoseklus matymas ir sekimas, kaip žmogus išlieka žmogumi nužmogintame pasaulyje. Sustiprinto režimo barakas tai ne tik literatūrinis faktas, jis svarbi Lietuvos istorijai, lietuvių psichologijai, dalijosi mintimis Nemuno redaktorius, šios knygos leidėjas Viktoras Rudžianskas. Tytuvėnų gimnazijos moksleivė Simona Katavičiūtė skaitė ištraukas iš Vlado Kalvaičio romano Sustiprinto režimo barakas. Ar matei šiaurės pašvaistę? Ne. Ne? Gultų kaimynas Pečiuikas. Auklėta veido. Į dešinę pusę pasinešusią nosimi Guculas pravardė Gutko. Išgirdęs atsakymą, timptelėjo mane 2 pirštais už alkūnės. Ir plačia plaštaka mostelėjo durilėm. Šauk lauk, paganyk akis, stebuklai vaikeliai, stebuklai. Užsiraukštis ant gulto, krestelėjo šižinę. Krito galva. Jis vienam būdingų gargesių iškritė iš plaučių. Išsilečiau 100 siūlę
ir paknastam šoriui iš barako. Savo kūrybos dainomis renginį puošė seserys Valerija Adomaitienė ir Onutė Stankienė. Žemaitės premija teikiama nuo 1962, minint rašytojos 120-asias metinės. Ji buvo teikiama įvairiose vietose – Ušnėnuose, Kelmėje, Tytuvėnuose, Vilniuje. Ją yra gavę daug garbių rašytojų, o Algimantas Zurba ir Eugenijus Ignatavičius net po 2 kartus. Vladui Kalvaičiui įteikta 42 Žemaitės premija. Nežvelk pro langą naktimis tyliom, negraudink krūtinę dainomis liūdnom. Grįšiu į tėvynę, paregėsiu ją, tam tik kada pliečiau ašarą čia. Grįšiu į tėvynę, paregėsiu ją, tam tik